Labas, esame Susisiekimo ministerijoje, kurioje esu atsakinga už darnų judumą ir transporto skaitmeninimą. Esu Jurgita, dirbu Susisiekimo ministerijos ateities susisiekimo politikos grupėje su žaliojo transporto ir inovacijų klausimais. Ministerijoje dirbu jau daugiau nei 7 metus. Galimybės bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautiniais partneriais, prisidėti prie Lietuvos strategijų kūrimo iš tikrųjų motyvuoja. Dinamiškos ir neatsiejamos nuo komandinio darbo. Strateginis darbas ir kūrybinė laisvė. Įdomiausi dalykai prasidėjo nuo 3 bakalauro kurso, kai gavome praktinės užduotis atlikti kursinius darbus, kurių metu reikėjo projektuoti kelius, geležinkelius ar net kilimo tūpimo takus oro uostuose. Erasmus studijos. Įdomu, veržlu, kūrybinga prisidėti prie Lietuvos miestų ateities. Plačios ir nenuspėjamai įdomios. Susitikimai su įvairiais žmonėmis ir galimybė prisidėti prie inovacijų kūrimo. Visi projektai, kurie siejasi su inovacijomis, yra patys įdomiausi. Susisiekimo inovacijų skatinimo priemonės Sandboxas, kurios dėka kuriamos, testuojamos ir vystomos 5G ryšio paremtos inovacijos, tokios kaip autonominis transportas, dronai ar virtuali realybė. Kurti inovacijas. Manau, kad tai neatsiejama. Žingeidumas ir atsakomybė. Kūrybiškumas ir loginis mąstymas. Dinamiškas, įtraukiantis ir inovatyvus. Ofise. Kavinėje juk reikia keisti darbo aplinką. Darbas komandoje. Elektroninis laiškas. Aš renkuosi skambinti. Duomenimis grįsti sprendimai ir inovatyvios strategijos. Manau, kad susisiekimas ateityje bus dar inovatyvesnis, patrauklesnis ir prieinamas kiekvienam. Automatizuosis. Inžinerija yra visiems, kam įdomu. Aš taip nemanau, vis daugiau merginų renkasi šią specialybę. Dar daugiau ryžto, drąsos ir judėjimo tarptautiškumo link. Nebijoti bandyti, būti smalsiems, domėtis inovacijomis ir naujausiamis technologijomis, dalyvauti projektuose ir iniciatyvose. Tu gali daryti pokytį vardan Lietuvos. Susisiekimo ministerijos puslapyje Susisiekimo karjeros laboratorija.